kol kas negalima skubinti įvykių, nes situacija dargi gali pasikeisti. Ilgokai pirmavo Einaras Štrobergas, bet štai pavijo ir aplenkė Karolis Vilčinskas savo varžovą. Jūsų ekranuose lyderis Karolis Vilčinskas, pirmaujantis. Vairuoja jis 2007 metų Suzuki 998 berods kubiniai centimetrai, toks yra darbinis turis, bet kuriuo atveju. Ir dvikova buvo dėl pirmos vietos neseniai, na, matote, kad čia jau netgi ne 2, net 3 lenktynininkai kovoja berods dėl, ko gero, 4 vietos. Ir čia taip pat santykius aiškinsis matyti iki pat finišo, nuo pirmo iki paskutinio rato. Kaip jau minėjau, skirtumai kvalifikacijoje buvo tikrai nedideli, į 3-4 beveik sekundės tilpo 10 sportininkų, aišku, tai ne tūkstantosios, kurios buvo ir kurių galima laukti tokio rango varžybose, apie ką kalbėjo ir Šarūnas Pladas, greičiausias Lietuvoje, akivaizdžiai greičiausias, nuvažiavęs į lenktynes Estijoje arba pavyzdžiui, Lenkijoje. Šarūnas Pladas prisipažino, kad ten kovoti dėl pirmų vietų ne visada pavyksta, netgi dėl vietos ant garbės pakilos reikia kautis iš visų jėgų. Nu, o čia, Kačerginės Nemuno žiede, Šarūnas Pladas šiandien pagerino trasos rekordą, minutė 10 ir 158 tūkstantosios. Taip greitai nei vienas motociklas čia Nemuno žiedo trasoje kol kas nėra važiavęs. Šarūno Plado finalinį važiavimą mes pamatysime 5 valandą, tada prasidės paskutinė tiesioginė TV1 kanalo transliacija ir ten bus pati greičiausia, pati galingiausia, pati brangiausia, na ir daug kitų epitetų verta technika. Na, kol kas finišo link skrieja Roki virš 600 kubinių centimetrų klasės lenktynininkai, 1 litro variklių darbinis turis, na ir kvalifikacijoje šie sportininkai, o jūsų ekranuose Karolis Vilčinskas, kvalifikaciją laimėjęs dabar pirmaujantis lenktynininkas, kuriam lieka berods vienintelis ratas iki finišo. Kvalifikacijoje važiavo vidutiniu beveik 160 km per valandą greičiu. Na ir čia lyderis. Lyderis mūsų ekranuose ir netrukus jis turėtų kirsti finišo liniją pats pirmas. Sportininkam kitiem lieka įveikti dar vieną ratą, o Karolis Vilčinskas jau pusę to paskutinio 12 distancijos rato yra nuvažiavęs. Įsibarstę trasoje sportininkai, laukiame mėlyną motociklą ir vairuojant ir mėlyną kombinezoną vilkinti. Taigi Karolis Vilčinskas finišuoja pirmas. Geras rezultatas, tikrai stabiliu tempu, štai džiūgauja nugalėjęs 24 metų Vilnietis. Didžiajame motociklų sporte jis važiuoja berods 3 metus, štai dabar bando rodyti triukus, pakelia priekinį motociklo ratą. Jeigu bus galimybių, jeigu superbaikai distanciją veiktų greičiau, nors jų distancija bus ilgesnė, tai ko gero turėsite galimybę pamatyti ir motoakrobatų varžybų akimirkas. Čia taip pat buvo labai atkakli kova, kol finišuoja kiti prizininkai ir kiti Roki virš 600 kubinių centimetrų klasės dalyviai. Pasakysiu, kad po papildomo pasirodymo Arūnas Gibieža Vilnietis nugalėjo alytiškį Virginijų Žukauską ir to vadinamojo pratęsimo motoakrobatų varžybose prireikė ne taip dažnai. Na dabar štai Karolis Vilčinskas jau bando kelti dūmus savo varžovams, oponentams. Aš tik jau, kad teisėjai dėl to nesugalvotų jo nubausti, nes uždarą parką jis dar neatvažiavo. Aišku, džiaugiasi, aišku, yra patenkintas. 131 numeris, tai Einaras Štrobergas iš Latvijos, jis užima 2 vietą. Ir į Kandin važiuoja kiti pretendentai į prizininkus. Man atrodo, kad 3 vietą bus užėmęs Donatas Ivickis, man atrodo, smuktelėjo žemyn. Netrukus gausime visą informaciją iš teisėjo, na o čia įrodo, kad turi ir motoakrobatų sugebėjimų Karolis Vilčinskas. Beje, šiandien motoakrobatų varžybose nugalėjęs Arūnas Gibieža. Prieš keletą sezonų čia dalyvaudavo būtent Nemuno žiede. Jau štai dabar matomų lenktynių varžybos. Jis buvo žiedininkas.
žaidinių lenktynių meistras, o dabar štai Arūnas Gibieža dalyvauja ir nugali moto akrobatų pasirodymuose. Taigi Karolis Vilčinskas, šio važiavimo laureatas, greičiausiai įveikė visus 12 Nemuno žiedo ratų ir finišuoja visi likusieji jau beveik sausoje trasoje. Ir netrukus bus nugalėtojų ir prizininkų šioje klasėje apdovanojimas. Taigi Karolis Vilčinskas tikrai vertas pirmosios vietos. Startavo jis iš pirmos pozicijos, tiesa, turėjo vytis gerokai nutolusi Ainarą Štrobergą, bet pavijo, aplenkė ir Latvis dabar lieka trečias. Taigi Karolis Vilčinskas, 22 numeris, jis tampa šio važiavimo laureatu, šio važiavimo nugalėtoju. Ir galbūt mano kolegė Joana dabar pabandys pakalbinti šio važiavimo laureatą. Jeigu Karolis, aišku, ras minutę laiko pabendrauti. Ar bus interviukas gal koks? Ne, nestovi šalia ta. Laukiame finišuojančių kitų dalyvių, visi jau grįžta į uždarą parką, publika ploja. Atvažiavote pirmas, sveikinu. Ačiū. Sakykite, kaip pavyko aplenkti. Nežinau, žinok, šiaip pagalvojau, atvažiuosiu antras nuo galo. Ta prasme, po starto tokio. Bet po to kažkaip gavosi tiesiog. Tai kas buvo jūsų naudai? Kaip sakot? Kas nutiko, kad taip pavyko? Sankaba taip pat leidau ir ten bum, 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 visas toks. Pasišokinėdamas. Startavau. Tai vat. Ačiū Jums, sėkmės. Taigi patys girdėjote, net ir tokio lygio technika kartais kelia problemų, bet Karolis Vilčinskas sugebėjo. Startavo užtikrintai ir štai matote dar sykį, kaip jis pavijo ir aplenkė antrąją vietą užėmusią Ainarą Štrobergą, lenktynininką iš Latvijos. Štai čia, ko gero, svarbiausias ir esminis šių varžybų lenkimas. Na ir panašu, kad trečiąją vietą šiuose lenktynėse užima Tomas Thompson iš Estijos. Taigi sportininkai pasiruošė, Lietuva, Latvija, Estija. Tomas Thompson, Estija, trečioji vieta, kopia ant garbės pakylos. Lenktynininkas iš Estijos, 12 ratų azartiškose lenktynėse, startavęs iš 5 pozicijos, jis lieka trečias. Antroje vietoje Ainars Štrobergs, Latvija. Plojimai Latvijų ilgokai pirmavusiam, bet dėja, turėjo pripažinti, kad vis dėlto šiandien pats greičiausias, pats geriausias Rocky virš 600 klasėje buvo Karolis Vilčinskas, Lietuva. Na ir kągi, kol matote prizininkų trijulę, kol jie čia pasidžiaugs ir įsilaisti šampaną, pasakysiu, kad kita, paskutinė jau šiandieninė transliacija, pačios galingiausios, greičiausios klasės, lygiai 5 valandą. Neperjunkite kanalo, ten bus superbaikai, lygiai 17:00. Taigi sveikinam dar sykį visus prizininkus, Karolis Vilčinskas, Ainars Štrobergs ir Tomas Thompson. Geriausi linkėjimai mūsiškiams. Smagu, kad komandų rikiuotėje lietuviai jau pirmauja 2-1 prieš varžovus. Na, o dabar pergalė šampanas. Na, tikėkime, kad taip pat šampanu laistysis ir mūsiškiai po pačios galingiausios klasės. Kol kas Karolis, Ainars ir Tomas, 3 pirmosios vietos. Labai azartiškos ir patys matote, kiek jėgų atidavęs yra Ainaras Štrobergas. Pavargo, tikrai pavargo Latvis. Ilgokai pirmavo, bet pirmauti reiškia vieną, laimėti yra kas kita. Ir dabar ekrane jūs matote gražiausius šių varžybų, štai šio finalinio važiavimo momentus.